Labas rytas, draugai. Šiandien atvykom jau prie kitos balos, bet kiek masalų, visokių maškių. Atvykom šiandien jau prie kitos balos. Bala nemaža, porą tūkstančių hektarų. Anksti labai nebuvo susiruošta, turim apie 9 valandas. Kaip sakyti, kiek kas žinom apie šitą balą, tai šita bala, jokia čia paslaptis, Dzūkų bala ir pas Dzūkų krašte, ir šita bala jinai dažniausiai visada atsidaro vėliau. Tai tas vėliau tai būna, kad vanduo kai pašyla jau nemažiau 16-18 laipsnių vandens temperatūra, einam ruoštis, atsirišam laivą, leidžiam ir plaukiam. Pasižiūrėsim, kas iš tikrųjų kažko labai daug nesitikiu. Kažko daug nesitikiu šiandien laimikių. Už tai, kad, kaip minėjau, čia turi šiek tiek praeit laiko, kad atsidarytų kibimai, bet pabandyti yra įdomu, pasižvalgyti gyliuose, praplaukti geru oru yra visada smagu. Tai jau viskas, einam ruoštis, atsirišam laivą, leidžiam į vandenį ir plaukiam. Nu ką, jau ant vandens įsileidom. Vanduo, nu tai aišku, paviršius 14 laipsnių, tuo aš jums parodau. Va, vanduo 14. Turim praktiškai apie 10 valandą. Šiandien neskubėjau kažkaip veržtis nuo ankstyvo ryto, už tai, kad tie dažniausiai tokie ankstyvi pavasariniai išvažiavimai, jie duoda mažai naudos. Nesu taip kažkur papuolęs iš pavasaro, kad jau labai anksti ryte. Aišku, jeigu kalbam, va, įsijungi inkaras. Kažkas būna kartais inkarui, pas mane terova PM5 ar kiek jinai LBS, dabar bijau sumeluoti, berods PM5. Žodžiu, ir būna kartais terovai, čia su šitu jau pulteliu, gal kas turės atsakymą liečiamų žodžio apylinkas, tai BT pulteliu, tai gal kas turės atsakymą, kas susidūrė, kartais va tai būna ir dabar plaukiu, viskas kaip pavyzdys, nustatytas kursas, su echolotu jinai nesujungta, bet autopilotą kaip pavyzdys pastatei ir tada va, pakšt ir įsijungia, tarsi pameta jinai pultelį, ar kaip čia gaunasi, ar jinai ryšį pameta ir tiesiog įsijungia, ir tada reikia staigiai vėl susiranda, rodo ant pultelio, kad nerastas motoras, ir tada staigiai vėl susiranda ir spėji praktiškai. Masalai dar nespėja per tokį trumpą laiką nusėsti iki dugno ir spėja vėl paspausti. Ir vėl viskas tvarkoj dirba, tai gal kas turėsit. Jau ne pirmi metai iš tikrųjų susiduriu su šitų dalykų, bet nu, tas būna retai. Tai va, tai grįžtant prie kas dedasi ant vandens, tai temperatūra 14,1. Jokia paslaptis, šiandien dusioj plaukioju. Iš tikrųjų man labai patinka šitas ežeras, nes vienas toksai iš gražiausių Lietuvos ežerų, kur plaukiodamas gali pasigrožėti kranto liniją, nes tikrai gamta yra čia labai graži. Tai vanduo, kaip minėjau, 14. Susileidau meškerės. Kažkokių tikrai didelių lūkesčių šiandien šitam ežerui
nekeliu, nes jau plaukiu ant jo ne vienas sezonas ir žinau panašiai, nuo kada čia viskas prasideda ir kada pasibaigia. Tai gylių didelių pasižiūrėsiu, bet čia iš pavasario tikrai ne ta situacija, kad čia braidy dideliais gyliais. Tai manau, kažkas pasižiūrėsim apie 10-12 metrų, 6, pasižiūrėsim, kas tuose gyliuose dedasi, kas vyksta po vandeniu, kokie reikalai. Ir prasiplauksiu ir per gelmę, tai faktas, kaip sakyti, ant pačios gelmės mailius, tai tikrai tenai dar bus neįsivaikščiojęs, bus ten kaip visada jo daug. Pasijungiam vėliau, pasižiūrim, kas bus, ar nebus. Kažkas buvo parašę į komentarus, kokius planerius naudoju. Tai atsakiau žodžiu, bet naudoju Supra Cruise, jei neklystu, jie yra švedų gamintojo. Supra Cruise V2. Viskas su juo yra gerai, tikrai, klipsai geri. Taip ir būtų, tai čia internete daug medžiagos, kas pridėję šitą vietą, kabinasi ant galo, kad kada išmuša grįžta planeris valo, šitą vietą kaip įsileidžiat masalą, įfiksuojate, įkabinat ir viskas. Ir kiek jūs nuleidžiat, tiek jums nutolsta planeris. Tai viskas tikrai gerai, gaudom dideliais masalais ir mažesniais ir didesniais ir viskas laiko. Kotai yra savedžyriniai 243, jei neklystu, gal dar yra irgi ilgesnis dar ilgis, 12-25 LBS-ai ir va, kaip pavyzdys, užkabinta, gal sunku matyti bus tą išlinkimą, bet va, užkabinta ir nėra tas kotas, kad kažkoks persilaužęs, kad jis čia būtų silpnas, net laikytų. Ritukės su skaitikliais, kultvateriai. Reikėtų padaryti jau ritėm ir profilaktiką už tai, kad jau irgi reikėtų serdyti, padaryti pratepimus, bent jau nuo naujos, manau, nusipirkus, kas keli sezonai reikėtų, galbūt net ir kas sezoną. Kažkas mane gal pataisys, gal aš čia drastiškai, kas keli sezonai, kas labiau myli visą įrangą, labiau skrupulingai prižiūri, rūpinasi, tai manau prasitepa viską, susižiūri ir prie sezoną. Tai va, pasižiūrim į echolotą, mailiuko randam palei dugną, tai yra mailiaus, gal kažkur rasim ir lydekaitę gal kažkur rasim. Oras tikrai šiandien smagus, rami diena, vanduo ramus, grambuoliukai vandenį plaukioja, žuvim bus maisto. Čia kaip visada šitų laikų taip jau būna. Vanduo turi, tai nuo medžių dabar žydėjimas, tai nuo paviršiaus yra tokio nešvarumo, bet jau čia to neišvengsim, čia praktiškai visuose ežeruose tas yra. Tai va, bičiuliai, tiek pakol kas, sakau, didelių vilčių nededu. Bus, parodysiu, nebus taip, kad bus visos laidos, tik tai pagavimai, daug pagavimų ir kažko nieko nespekuliuoju, tikrai nemontuojam, kažką nedarom taip, kad čia parodyti kažkokiu, kad kažkaip tai bandyti kažką iškraipyti ir bus natūraliai, kas pagauta, tas parodyta. Tikrai bus kitą kartą paimta viena kita žuvis. Jeigu mėgsti ir valgai žuvį, pasimti vieną kitą žuvį įsikepti, tai tikrai nematau čia jokio žalos gamtai šitoj vietoj. Irgi pritariu tam dalykui, kad yra ribojimai, o kad pasimti vieną kitą žuvį ir prasivežus suvalgyti su šeimyna, tai visiškai nematau čia jokios tragedijos. Tai taip, kad ten nuo tų komentarų kitą kartą galite ir susilaikyti, kad va, pagavai ir nepaleidai. 70% to žuvies jos keliauja atgal ir nereikia daryti žvejybos kažkokio tai pūsčio burbulo. Pasijungiam vėliau, pasižiūrim,
tikiuosi bent kažkokio kibimo sulaukti. Daugiau buvo įdomu pasižvalgyti, kas darosi šiuo laiku po vandeniu. Nu tai ką, iš tikro turim jau 2:30 įdienojo, tikrai karšta diena. Po skėtukų iš tikro valtį pats tas, nes ant saulės, tai praktiškai išbūt neįmanoma. Kibimo nebuvo. Labai įdomiai pasidėlioja smailius, lydekų realiai surasti iš vis nelabai įmanoma. Priekrantės zona iki 10-11 metrų tuščia, mailius nesilaiko, matomai seliavinis ežeras neršia šiek tiek vėliau negu mažiau giliuose ežeruose ir tiesiog išneršia jos dabar tokios pasyvios, realiai jų surast nelabai įmanoma. Tai mailiaus randu pavienius, tokius parodysiu. Va, pavienius mailiaus yra, bet aplinkui, kaip sakoma, kad kažkas ganytų, tai nieko panašaus. Tai vienoj vietoj buvau radęs, bet matomai nenusiteikus valgyti, arti dugno ir tiesiog aš nemėgstu to dalyko, kad kažkur praplaukia žuvį ir sukt ratais, kaip sakoma, tiek drožt aplinkui, kad ją nušaukdyt nuo smegenų ir pagauti, nemėgstu aš tokiam stiliu gaudyti. Pamatau, praplaukiu, nekibo, viskas, plaukiu tolyn ir nesuku savo galvos. Tai va, tai sakau, turim 2:30 ant echoloto ir viskas, vanduo. Taip paviršius 18 iš tikrųjų sušyla, nes tikrai saulė kepina tai be proto. Tai kažkaip taip ir tikėjausi, sakau, ne pirmas sezonas, kažkas kitaip čia iš pavasario ir nebūdavo. Tai bus turbūt koks jau birželio mėnuo, tai jau bus kažkas prasidės. Nieko, manau, kad judu link kranto, per vidurį dar ežero, tai dar iki kranto yra galas. Gal dar kas nors, bet čia jau būtų staigmena, jeigu kažkas užkibtų. Tai šiandien toks daugiau ramus pasiplaukiojimas. Ir viskas, kaip sakau, nebus taip, kad bus kiekviena žvejyba ir bus pagavimų. Bus tų pagavimų, paskui įsibėgės. Manau, kad sezonas, kad jų bus ir daugiau, ir per vieną žvejybą, ar ne viena, ir ne dvi, ir gal ir ne 5. Bet dabar turim, ką turim. Dar, bičiuliai, galiu pasidalinti vieną tokią patirtim. Tai jau tą pradėjau kokie gal 3 metai atgal, tai paskui mačiau, kad ne vienas žmogus irgi gal ir pats sugalvojau, gal ir pasižiūrėjau, patiko. Tai iš tikrųjų, kaip šitos saulėtos dienos, tai kepurė, bet ta saulė, jinai tokia dabar negailestinga, pavasarinė, jinai apskritai yra aštri. Tai mano šitam laive buvo gamyklinė ir stoginė dar. Tai reiškia, visi lankai, kurie įsistato, jau nebuvo tik tai viršui medžiagos, tai aš ją galėjau pasisiūt, bet kas yra nepatogu, kada velkiauja, su stoginė velkiaujama, tai vis tiek vadinkim, kada yra laikikliai meškerių arti, tai stoginė trukdo, jeigu jinai viršui, tai jinai trukdo, nes jinai praktiškai virš viso laivo būna. O paprastai išeitis, tai, tarkim, ar į tokį galimo laikiklį, bet būtų geriausia, kad jo dugnas nebūtų, kad kiaurai būtų dugnas, kad nebūtų su jokia fiksacija. Ir šiuo atveju aš dabar, kada ramu, vėjų nėra, tai yra 2 laikikliai tokie.
ir viskas, jisai baigi žvejybą ištraukė, bet pasistatė skaituką, viskas, valtyje pavėsis, tai iš tikro toks ir patogus, ir kompaktiškas reikalas, ir visiškai jum neužima visiškai vietos valtyje, suskleidėt, šiuo atveju pas mane telpa grinai gale valties po už meškerių daiktadėžės į galinę valties dalį susideda. Tai kaip pavyzdys, jeigu vienoj pusėje kažkur sukotės didesnis ežeras, velkiaujat, saulė iš vienos pusės, pasisukot, tai kad ir stoginė bus, jums dažniausiai bus taip, kad jums per šoną ateis saulė ir vis tiek, kaip sakau, vėsų nebus. Tai va, tai tokiu atveju pas mane asimetriškai kitoj pusėje yra toks pat laikiklis, tai jeigu aš kažkur sukuosi gale ežero, pasisuko, jums iš priešingos pusės saulė, tada jau jūs paimat, persikeliat į kitą pusę, į kitą pasistatot ir viskas. Bet sakykit, kaip norit, visą dieną, jeigu atvelkiaut ant saulės, tai krante gali greitukį jau parveš namo, jau pats galit neparvažiuoti. Tai buvo kepurė jo. Irgi geras aksesuaras, bet be to tokio karščio jinai irgi, kaip sakyti, nenuims, plus kad jūs susidedat, jeigu vėjo nėra, tai jums dar papildomas daiktas ant galvos, apdangalas papildomas, tai va. Tai tokių dalykų, galvoju, pasidalinsiu, jūsų reikalas, bet va, vienam kolegai irgi padariau, patenkytas pas jį pripučiama valtis, tai tiesiog pas jį įleidau, paprašė, tai išgrėžiau su karūna skylę, kur būna tarp balionų sėdėt vieta ir jis vienoj pusėje sėdė ant kietos kėdės jisai, bet jis vienoj pusėje deda velkiajimo kotą, o kitoj pusėje leidžiama į tą jūrinę plokštę, ant kurios sėdėt skirta būna vieta, įleidau skėtukui. Ir viskas, ir patenkytas žmogus be proto, nes, sakau, saulė gerai, bet su ja reikia atsargiai. Tai ką, viskas, judu link kranto, liko visai nedaug, diena smagi, oras geras, bet kliovukų nei vieno. Nieko nepadarysi, kaip sakau, reikia susitaikyti. Taip kaip gyvenime būna duobėtų kelių, tai ant vandens ne kitaip. Nepadėjau nei 3 dėžės musalų. Iš tikrųjų, kaip nekimba, tai va, 3 dėžutės, bet nieko nepanoro valgyti. Nieko visiškai, tikrai buvo iškeista daug, bandyta ir giliai, ir greičiai, ir arčiau kranto, ir giliau, ir žodžiu, bet niekaip. Nors tu ką nori. Tai viskas, bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot, kai visada nepatingėkit, paspauskit ir iki kitų video.